Gerą dieną kolektyvas. Turim naują dieną, naują planą. Šiandien mūsų planas susirinkti perdangą. Šiandieną žiūrėkit, kokį žvėrį atsivežiau. Honda! Kas nori savo Teslą pasikraut, varykit čia. Benzino atsivežkit, krausim. Pradedam. Tai yra nepradedam, o tęsim vakarykščius darbus. Vakarykštį planą. Tai vakar, kaip minėjau, šiandien darysim perdangą. Čia šitas murlotas mūsų yra išlinkęs į apačią. Anas taip pat išlinkęs į apačią. Tai mes perimetru nusimušam liniją tiesiai, kur mūsų perdangos perimetras. Dabar pasidarysim čia tokias laikinas atramas, nes perdangą prikelsim į viršų, paskui perdangą sukabinsim su stogo gegnėm ir suformuosim santvarą. Dabar pasidarysim čia per vidurį laikiną senelę, kad galėtumėm perdangą dėt, kad būtų kaip laikina atrama. Štai ir mūsų pagalbinė senelė. Ant jos dėsim perdangą. Dabar čia ant murloto taip pat esu nusimušęs tiesią liniją, nes mūsų perdanga prakils 10 cm viršų. Tai pasidarysiu tokią laikiną atramėlę iš paprasto makarono, kad galėtumėm perdangą padėti, kad nereiktų laikyti. Kaip tyliai dirba. Va ir kompresorius pasileidžia be problemų. Šitas kompresorius paleidimo metu turi 2 kW, bet norint, kad negesintų generatorius, turėtų būti generatorius, jau dabar išsiaiškinau, ne mažiau 5. Šitas yra 5,5 kW. Tai va, buvom atsivežę 3, tai iš karto overloadas ir išmeta lauk apsauga. Tai va. Mūsų geniuko garsas, senybė girdėtas genys. Taip atrodo perdangos rinkimas. Laikina senytė. Pirma sija, kad laikina senytė nesujudėtų į šoną. Dabar užsidėsim galuose, taip pat, kad nesujudėtų į šoną. Čia matos jungimas su plokštele. Paskui per santvarą susijungs. Čia gegnė užpjauta pagal stogo kampą. Susijungs su gegnė per plokštelę. Santvarinis mazgas. Murlotas tik imitacinis. Seniai be šaužiau su normaliu įrankiu, buvau pasilgęs. Opa. Tai va, žodžiu, taip atrodo filtro pamontavimas. Aurė pjauna, aš šaudau. Mano va numušta linija, jeigu gerai matot. Labai svarbu gerai pagauti matmenis, nes jeigu per ilgi, tai pradės pūst, lenkt perdangą, pasilenksit. Tai visada reikėtų, jeigu nekalibruota mediena, nusimesti po porą milimetrų. Jeigu kalibruotas, tai gal užtenka ir po vieną. Panašu, kad... Auri, panašu, kad tepsim slidės toj.
Pasėmiau kitą aparatėlį, nes pradėjom rinktis įrankis. Panašu, kad tuoj ateis stiprus lietus. Tai kompresorius, generatorius, viską pakuojamės. Čia dabar pabaigiu tuos intarpus sušaudyti. Ir bus viskas. Kam įdomu, palaukit, neišjunkit. Pamatysit, kaip šitas šaudo. Nu. Nu, ne oras, ne oras. Ką jūs norit, tą sakykit. Galim grįžti vėl prie tos temos, kad šlanga tai antika. Antika. A girdi antika? Ne visi atjauti. Ką? O šiandieną būsim pasidarę perdangą. Kad ir trumpa darbo diena, bet rezultatas toks akivaizdus, tenkina. Galim sau ramiai važiuoti namo, tai pasimatom rytoj. Iki. Na, mato dabar koks eiliškumas. Tai jau kai turim surinktą perdangą, tada mums atsiranda lengva galimybė išsikelti kraigo gegnę. Tenais, kur turim atviras lubas, mes kraigo gegnės nenaudosim, nes turim atramą, turim šniūrą, žinom, kaip mums kraigas turi susitikti. O čia įsistatom kraigo gegnę ir į ją dabar remsim stogo gegnės. Remdami žiūrėsim, kad kraigas neišeitų iš linijos, nepabėgtų iš siūlo. Tai dabar turiu šabloną, pasiemu šabloną, atsipjaunu 2 gegnės, pasistatysim šitam gale, pasistatysim kur nors per vidurį, taip įremsim kraigą, kad nesubėgtų kokiu nors mums momentu. Tada viskas eis vėl kaip iš pypkės. Tai dabar reikia eiti tenais pasimatuoti man prie šniūro, koks buvo capo gilis. Čia reikia išsikelt šniūrą, capo giliai nusimatuoti. Jau spėjau išimti tenais laikiną spyrių mūsų, kur laikė šitą kraigo gegnę, nes dabar sudėjom plokšteles ant apatinių santvaros mazgų ir jau apatinė perdangos sija laiko kaip tempiančioji, jau mums pastato nebežardina, automatiškai ir kraikas nebesėda žemyn. Tai, žodžiu, keliaujam toliau. Kol susirinkau kelis daiktus, ir šlapės visas. Pažiūrėkit. Kas darosi. Zaibys? Nu, įduoda gerai. Nežinau, visas kelis šlapius, kojas šlapius, kelnės šlapius, striukė šlapė. Ten aurinamai lindės bija į mašiną pareiti. Veikti savo. Nu, žodžiu, manau, kad šiandien viskas darbo dieną baigės. Lėkiam namo. Gerai. Geros likusios dienos.